Tai sveiki, gerbiama Gabija. Sveiki. Žinokit, aš noriu pradėti nuo sveikinimo žodžio. Tikrai norisi labai pasveikinti vis tik jūs kaip SMK aukštosios mokyklos įkūrėja ir kanclerė su tokiu gražiu 30 metų jubiliejumi. Dėkoju. Ir aš įsivaizduoju, kad pačiai irgi toks virpuliukas viduje yra, ar ne? Džiaugsmas tikrai aplanko vis pagalvojus apie tai, kiekgi metų jau esate čia, esate begalę visko nudirbę, nuveikę ir net nebejoju, kad pats SMK, na ir pati kaip aukštoji mokykla, stipriai keitėsi per tiek metų. Tikrai labai teisingai pastebėjot, kad per 30 metų keitėsi labai daug kas. Ir pati organizacija, ir valstybė netgi keitėsi, juk susikūrėme 1994 metais tokioje nepriklausomybės aušroje, kuomet viskas buvo šiek tiek kitaip. Mažiau technologijų, daugiau tokio darbštaus darbo, kurio gal ir dabar netrūksta, bet žinoma, tuomet buvome labai įnikę kurti kažką naujo ir ta laisvės dvasia aplankiusi Lietuvą mumise pasėjo sėklą kurti privatų švietimą. Ir tuomet Klaipėdoje kartu su mama Nijolė Skučienė pradėjome šią iniciatyvą. O dabar tas 30 metų, negaliu pasakyti, kad iš karto apima toks vien tik džiaugsmas. Gal todėl mes tuos metus pavadiname, visus tos 30 metų, pavadiname tokiu šūkiu šiais metais 30 prasmės metų. Gal mums dabar daug svarbiau tampa suvokti visų dalykų, kuriuos darėme prasmingumą, suprasti reikšmę, kad tas 30 metų buvo ne šiaip tik darbas, tik praėjęs laikas, bet ir tam tikra prasmė, dėl kurios sukūrėme instituciją, pasišventėme šiai edukaciniai misijai, kūrėme viską, ir programas, ir studentų pasiekimus, ir kūrėme bendruomenę, infrastruktūrą, būrėme žmonės. Visą tai, kai tu darai tuo metu, kai veiki, gal nejautiniai laiko, to ribotumo, nejauti šiaip kažkokios net tos tuo metu esančios prasmės. Todėl reikia to retrospektyvaus žvilgsnio, kurį dabar, pavyzdžiui, bent jau aš pati asmeniškai per šiuos metus labai ir nukreipiau į pažvelgimą atgal, į tokią retrospekciją. O kaip vis tik viskas pasikeitė? Ką tai reiškia ir man pačiai, ir organizacijai, visą tai, ką mes darėme. Ir mano mamai amžinatilsį, kuri irgi tiek daug savo gyvenimo atidavė šiam kūriniui. Tai džiaugsmas gal bus tada, kai mes švęsime jau tą, darysime pačią šventę, tokį jau balių, 30 metų paminėjimą lapkričio mėnesį, turėsime visą renginių seką, visą šventinę savaitę. Sukviesime savo partnerius, draugus, absolventus, studentus, o dabar pradedame žinutę, komunikaciją apie tai, ką tai mums reiškia, kokias prasmes sukūrėm. Tai džiaugsmas, jis tikriausiai būna netokia ilga emocija, kaip tas pajautimas, kad vis tik vertėjo tai daryti, kad vis tik mes pradėjome tai tinkamu metu, kad tikriausiai tuomet ir Lietuvai tokių iniciatyvų reikėjo. Gal tas džiaugsmas apima dėl to, kad mes išgyvenome tą visą laiką, kad nepaisant tikrai tokių ir aplinkybių, ir visko, kuriuose buvo ir mirčių, ir kažkokių stresų nemažai, akreditacijų, kad visą tai mes atlaikėme, išgyvenome ir turėjome tokį stiprų atsparumo geną, kuris mus darė vis stipresnius. Ir tai suteikia, kai tu tą pasitikėjimą daryti toliau, tą užtikrintumą, kad tai, ką mes darome, yra teisinga, mums tai yra svarbu, tikime, kad tai yra reikalinga ir kitiems. Kalbant apie iššūkius, šiek tiek užsiminėte, vis tik buvo ne viskas taip labai sviestų, viskas ar nepatepta, taip lengvai klostėsi, važiavo, keliavo, bet buvo tam tikrų, ar ne, nesklandumų. Kokius jos tokius ryškiausius prisimenate šiandien?
Na, aišku, mes pradėjome viską kurti tuomet, kai tikrai nebuvo kokių nors investicinių fondų, rizikos kapitalo, kai tu viską pradedi tiesiog nuo nulio, savo jėgom, be jokio kapitalo. Viską turi išauginti, neturi nei savų patalpų. Nežinau, ar tai galima vien tik iššūkių laikyti. Tikriausiai tai yra tam tikra varomoji jėga. Kai tu kažko neturi, tu darai, kad tai sukurtum. Viso to neturimas patalpų, vertė ieškoti patalpų. Tai, kad mes aukštajame moksle turime tokias akreditacijos procedūras, kurias reikia ten praeiti, rašyti daug programų, savianalizių. Tai irgi iš vienos pusės yra varginantis ir toks atrodo katastrofiškai, toks nuobodus net darbas, bet vien tai darydamas, tu analizuoji save, tu vis kuri naujų dalykų. Tai netgi ir tos visos akreditacijos, jos irgi mums atneždavo tam tikrų naujovių, tam tikro žvilgsnio į patį save. Sakyčiau, visa tai, ką reikėjo daryti, nebuvo tie iššūkiai. Tai buvo iššūkiai vedantis link sustiprėjimo. Bet mes įveikėme ir daugiau. Įveikėme ir tas krizes, kurios yra sudėtingesnio pobūdžio. Jos nėra tavo pasirinktos, jos nėra net kokių politikų suplanuotos. Jos tiesiog yra gyvenimo duotos tau ir per jų įveikimą ir mes jas įveikėme su žmonių pagalba, su bendruomenės, kurie tampa tavo draugais, kolegomis, bendraminčiais, mokiniais. Su jų pagalba mes išgyvename labai daugą ir asmeninės krizės ir tapome tokia stipria bendruomenė, kuri turi ir tolesnį kelią. Tai va, sakau, džiaugiuosi, kad mes išgyvenome ir gyvename ir turime tą geną ir norą būti gyvi. Kas dar buvo ta varomoji jėga, kuri padėjo jums visus tos 30 metų išlikti, eiti į priekį ir išsiskirti iš kitų galbūt privačių aukštojo mokslo įstaigų? Tikriausiai gerai, kad mes buvome tandemas su mama ir toks tandemas, kad mes tikrai dviese kartu dirbome, o tai reiškia, kad net po mamos mirties aš tęsiau jos veiklą ir tuomet neįvyko tas nutrūkimas. Tai matyt, tai mus šiek tiek irgi išskyrė iš to, kad mes jau vis tik kūrėme tam tikrą liniją, o tai nebuvo tik vienas žmogus, o mes buvome dviese. Pradžioje dviese, po to būrėsi žmonės. Toliau mes tikriausiai turėjome ir turime tą gerą, manau, bruožą, tokį, gal iš mano tėvų suvalkietiškos prigimties atsineštą tokį racionalų, pragmatišką tokį dalykų darymą, taupumą, ūkiškumą. Ir tai buvo labai svarbu. Mes neišvaistėme resursų, mokėjome jas taupiai naudoti, pastatyti pastatus, tiesiog viską labai taip racionaliai daryti, bet šalia viso to tokio pragmatiškumo mes turime gerą, tokį šiais laikais, sakoma, vaibą, tokį kūrybinę dvasią. Ir matyt, tas nenuobodumas mūsų išskyrė iš kitų, kad mes buvom drąsūs ir esam, ne tik buvom, mes ir esam drąsūs, kūrybiški, nenuobodus. O tai akademinėme pasaulyje nėra standartas, nes akademinis pasaulis kartais, dabar jis irgi keičiasi, bet dažnai būdavo toks labai rimtas, labai standartizuotas. O mes jį, nepaisant to, kad tai išlieka akademiškumo dvasia ir tai yra viskas daroma ir su protu, bet ir su polėkiu. O kalbant apie stereotipus, ar, pavyzdžiui, dar dabar iki šių dienų susidurėte su kokiais stereotipais, kurie būtų nutaikyti būtent į privatų mokslą? Galbūt visuomenė visuomet yra kokių nors stereotipų, tikriausiai mūsų paskirtis, aš taip jau galvoju, kaip iš to šiek tiek maištautojo pozicijos, kur aš visada, aš tik šiek tiek turiu iš to polėkio ir tos dvasios, kad arba tu klausai stereotipų, arba tu juos laužai, arba tu sakai, bet palaukit, yra ne taip, jūs pažiūrėkit, mes galime daryti dalykus kitaip, mes juk įrodome, kad gali būti moteris lyderės, kad gali moteris kurti verslą, kad gali akademinė institucija būti su polėkiu, neprarandant akademiškumo ir protingumo kriterijų. Tai aš nesu labai didelė stereotipų sekėja, apskritai, jie gali egzistuoti, bet aš nekreipiu jos dėmesio. Aš suprantu, kad jeigu tu turi misiją ir tikslą ir darai dalykus su tuo pašaukimu, tau negalioja stereotipai, nes tu esi atvejis, kuriantis kažką, kas laužo stereotipus.
Tai per daug dėl jų nepergyventam. Nesekat naujausių stereotipų tendencijų, žodžiu, šitoje srityje. Bet aš esu, labai mėgstu būti trendų kūrėja ir manau, mes kaip institucija, mes nesame stereotipus stebėtojais, bet mes esame tendencijų kūrėjais. Ir mes kūrėme tendencijas visada. Mes pirmieji Lietuvoje įvedėme tą mantijų dėvėjimo madą. Pačiais 1996 metais. Aš matyt buvau šiek tiek gal įtakota ten tuo metu gal kokio Beverly Hillso serialo, kuris buvo ir aš matyt jau tuomet noriu, o kodėlgi mes Lietuvoje taip negalim padaryti. Ir mes pradėdom, kai kurios tendencijos nėra visiškai naujai mūsų sugalvotos, bet Lietuvoje jos buvo naujos. Tai mes daug ką darėm naujai, gal atnešdami kai kurias naujienas iš pasaulio, gal kai ką sukurdami, bet niekada nesivadovaudami tik tuo, kad turi būti taip ir ne kitaip. Ar čia turėtumėt omeny galbūt apie SMK kompetencijų akademiją? Tokią girdėjau, tikrai turite. Gal trumpai apie ją galėtumėt papasakoti, nes rodytųsi man bent jau šono žiūrint, kad jūs siūlote mokytis visą gyvenimą, nepriklausomai nuo to, kiek metų, kiek mokslo esi baigęs ir panašiai. Kviesti žmonės mokytis visą gyvenimą visuomet buvo mūsų misija. Bet kompetencijų akademija įnešė tokią naują grandinę. Mes sukūrėme profesinio mokymo programas, kurios yra formaliosios programos skirtos įgyti profesiją. Tai reiškia, ne tik aukštą išsilavinimo mes siūlome, bet jau ir profesijos įgijimą. Čia jau naujas dalykas, ko mes anksčiau nesame darę. Čia šitai vyko per pastarosius 2 metus. Tai ta kompetencijų akademija su profesiniu mokymu, ten trumpojo ciklo 5 lygio studijomis tampa tokiais naujais mūsų dariniais organizacijoje, kurie kviečia ne tik įgyti profesinio bakalauro laipsnį, bet ir profesinį mokymą ir kvalifikaciją. Aišku, turime ir įvairių kitų produktų. Tas produktų spektras edukacinių tikrai gerokai išsiplėtė. Tikrai norėsiu stebėti dabar ir pasižiūrėti, ką vis naują jūs dar čia sugalvojate. Ir noriu tikrai, gerbiama Gabija, palinkėti jums ir toliau dar tos 30 metų, savo sėkmingai gyvuoti, su polėkiu be abejo, jo nepamesti, kas yra tikrai, man atrodo, visų svarbiausia. Labai dėkoju jums už pokalbį. Ačiū labai, ačiū, kad pasikvietėt.